Sveiki, esame Tauragės rajone. Mūsų rajone yra beveik 3000 ūkininkų ūkių ir apie 5000 registruotų žemės ūkio valdų. Tai milžiniška bendruomenė, kuriai kasdien kyla tie patys klausimai, kaip sutaupyti trąšų, kaip išsaugoti dirvožemį ir kaip suvaldyti pasėliuose plintančius kenksmingus organizmus, tai ar būtų ligos, kenkėjai ar piktžolės. Rajone turime margą ūkių mozaiką, tai nuo smulkių šeimos ūkių iki stambių ūkių. Nors stambėjai valdo didžiausius plotus, didžioji dalis rajono ūkininkų yra smulkiai ir vidutiniai, tai yra iki 50 hektarų. Tauragės rajone šiuo metu yra apie 1300–1400 ūkių laikančių gyvūnus. Man kaip Lietuvos žemės ūkio konstatavimo tarnybos specialistui pirmadienis svarbiausia savaitės diena. Per 30 metų darbo Lietuvos žemės ūkio konstatavimo tarnybos Tauragės biure mačiau, kaip keitėsi rajono ūkininko kartas. Šiandien Tauragėje turime stiprių jaunųjų ūkininkų branduolį, tai tie 12% drąsių žmonių, kurie nebijo inovacijų. Kem 1, kem 6 metų amžiaus iki 55%. Didžiausiai patyrusi grupė turintis didžiausią patirtį, bet kartu lankščiausiai prisitaikantis prie naujovių. Turime ir virš 5 metų 30% ūkininkų. Jau 30 metų kiekvieną sezoną pradedame nuo sistemingo pasėlio stebėjimo. Šiandienos tikslas įvertinti praėjusios savaitės temperatūrinius šuolius ir sausros įtaką, atlikti skaičiavimus ir paruošti duomenis IKME sistemai, kad mūsų rajono ūkininkai gautų tiksliausią informaciją iš laukų. Mūsų rajonas tai žemės ūkio įvairovė. Čia susiduria ekologijos principai, gyvulininkystės ciklai ir intensyvi augalininkystė. Kaip agronomas konsultantas aš privalau matyti ne tik bendrą vaizdą, bet ir tai, kas slepiasi po kiekvieno pasėlio. Rapsų laukuose matome ryškų melsvai violetinį atspalvį. Tai temperatūrinis stresas mūsų rajono išplaudžiamiuose. Bet svarbiausia dabar kenkėjų apskaita. Atlikę skaičiavimus matome, kad botanizacijos tarpsnį randama apie 28% apniktų augalų. Tai kritinė informacija, kurią šiandien suvesime į sistemą, kad informuotume žemdirbius apie būtinybę stiprinti kontrolę. Žieminė kviečių laukuose atliekame lyginamąją analizę. Turime Nida veislės kviečius po pūdymą, tai buvusios ganyklos, ir Bosporos veislė po pupų. Abiejų sėjos norma 5,5 milijono hektarą daigių sėklų. Skirtumas akivaizdus. Nida veislės laukos, turtingas humus ir organinė anglimi, demonstruoja neįtikėtiną augimo galią net ir per sausrą. Tačiau čia pat fiksuojame ir pirmąją miltlygę, kurios Bosporos pasėlyje kol kas nėra. Kaip konsultantas visada sakau, veislės pasirinkimas turi derėti prie dirvos potencialą. Štai kodėl šiandien mano demonstruojamas skirtumas tarp Nida ir Bosporos veislių yra pamoka visiems. Nesvarbu valdote 5 ar 500 hektarų, esate intensyvaus ar ekologinio ūkio savininkas, kurių rajone yra apie 110 ir su 40 iš jų ekologinių ūkio tenka dirbti nuolat. Dirvožemio sveikata ir teisingas augalų, jų veislių parinkimas yra jūsų pelno pamatas. Dirvožemis svarbiausia gamtos dalis užtikrinti sveiką augalų augimą, nuolatinį apsirūpinimą maistu, aplinkos kokybę ir net klimato stabilumą. Tačiau intensyvinti žemės ūkio veikla ir klimato kaitos poveikis kelia vis daugiau iššūkių žemdirbiams. Mokslininkai akcentuoja dirvožemio degradacijos problemas, prastėjančią jo kokybę ir didėjančias ūkininkavimo išlaidas. Todėl vis labiau skatiname ieškoti tvarių sprendimų ūkio lygmeniu. Dirvožemio monitoringo duomenų bazė – tai skaitmeninis įrankis padedantis priimti duomenimis grįstus sprendimus, atsižvelgiant į ūkio dirvožemio būklę ir jo gerinimo galimybės. IKME sistemoje turime galimybę analizuoti ir stebėti visos Lietuvos
situaciją. Išbandykite tai. Naudodamiesi įrankiu, analizuokite žemėlapio sluoksnius, tai melioracijos būklę, tai sužinoti apie drenažo sistemas laukuose, įvertinti jų efektyvumą ir galimybės gerinti lauko sąlygas. Pasirinkite tinkamiausias žemės dirbimo praktikas pagal dirvožemio savybės. Matome ūkio deklaruotus laukus. Analizuokite ūkinę veiklą lauko lygmeniu. Matome taip pat vandens telkinių apsaugos juostas ir zonas. Tai užtikrinti, kad ūkinė veikla nekenktų vandens telkiniams. Turime ir saugomas teritorijas. Įsivertinkime ūkinės veiklos apribojimus ir galimybės saugomose gamtinėse teritorijose. Sistema taip pat leidžia analizuoti svarbiausias Lietuvos žemės ūkio konstatavimo tarnybos laboratorijos teikiamus dirvožemio tyrimų duomenis. Tai būtų dirvožemio pH, humuso organinis, anglies kiekis dirvožemiai, pagrindinės maisto medžiagos, tai judrusis fosforas bei judrusis kalis. Tiksliausius duomenis apie savo dirvožemį galite gauti atlikę laukų dirvožemio tyrimus. Reguliarus duomenų vertinimas padės priimti efektyvesnius sprendimus dėl kalkinimo, tręšimo, augalų priežiūros darbų ir užtikrinti subalansuotą augalų mitybą. Ši duomenų bazė tai yra įrankis padėsintis jūsų ūkiui veikti efektyviau, ekonomiškiau ir tvariau. Kaip konsultantas matau, kokią milžinišką vertę kuria dirvos atmintis. Šis pūdymo laukas, kuriame anksčiau ganėsi galvijai ir buvo naudojama organika, šiandien kviečiams tarnauja kaip drėgmės ir maisto medžiagų rezervas. Tai pamatas, kurio jokia chemija nepakeis. Kodėl gyvūnkystės palikimas yra neįkainomas? Tai labili ir stabili anglis, kitaip sakant, humusas. Tai pirmame lauke, kur ganėsi galvijai ir buvo tręšimui naudojamas skystas mėšlas, susiformavo didelės atsargos labiliųjų humusų. Tai lengvai skaidoma organinė medžiaga, kuri veikia kaip lieja humuso dalelės, suriša dirvožemio smilteles į trupinėlius, tai vadinamas agregatas. Todėl sausros metu tokia dirva nesukietėja į akmenį ir išlieka puri. Tai ir kaip maisto medžiagų sandėlis. Mikroorganizmai, skaidydami šią anglį pamažu, atpalaiduoja azotą, fosforą ir sierą, būtent tada, kai augalui jų labiausiai reikia. Skystas mėšlas turi daug amoniakinio azoto, kuris buvo naudojamas anksčiau, greitai pasiekia augalus, tačiau daugiamečio žolių šaknys tą azotą užrakino ir pavertė organinę masę. Kai tas laukas buvo įdirbtas pūdymui, visa ši sukaupta energija tapo prieinama nidos veislės kviečiams. Vandens imblumas tai sausros savotiškas draudimas. Kiekvienas papildomas procentas humuso dirvai gali sulaikyti iki 200 kubinių metrų daugiau vandens viename hektare. Štai kodėl kviečiai nida po pūdymo atrodo vešlus. Kodėl čia kviečiai atrodo geriau? Atsakymas, tai organinė anglis. Šiame lauke buvusi gyvūnkystė paliko didžiulį humuso rezervą. Humusas dirvai veikia kaip kempinė. Jis sugeria drėgmę ir neleidžia ją išgaruoti, taip pat geresnis šilumos režimas. Dirvožemio sveikata yra geriausias draudimas nuo sausros. Matome, kad po pūdymo kviečių šaknis skverbiasi giliau, nes ten randa sukauptą drėgmę, kurios lauke po pupų tiesiog fiziškai mažiau. Brangstant resursams, klaidų tikimybę privalome mažinti iki minimumo. Kai trąšos brangios, ūkininkavimas iš akies tampa prabanga. Mes nebebesliuojame, bet mes tiriame dirvožemį. Žinodami tikslų maisto medžiagų kiekį ir pH mes tręšime ne lauko, o maitiname augalą. Tai ne tik ekologija, tai sveika ūkio ekonomika, leidžianti sutaupyti ten, kur kiti galbūt švaisto. Labai džiaugiuosi, kad Tauragės rajono savivaldybė per kaimo rėmimo programą realiai padeda ūkininkams. Numatyta finansinė parama pagal šias priemonės. Tai prisidėti prie investicijų į melioracijos sistemas, melioracijos statinių remontui, kas tiesiogiai galbūt svarbu ūkininkams, tai ir
gyvūnkystės ūkiams tai biologinių preparatų ir kitų priemonių skysto mėšlo ar srutų apdorojimo įsigijimas iki 70%, bet ne daugiau kaip 2,5 tūkstančio eurų. Taip pat agrocheminių dirvožemių įėmimo ir ištyrimo išlaidas 80% kompensavimas, ne daugiau kaip 300 eurų ir kitos paramos priemonės. Savo pirmadienį stebėjome duomenis Eurošių įkelimų į IKMES platformą. Sekite informaciją, tirkite dirvožemį ir nepamirškite, kad sveikas dirvožemis yra jūsų ūkio saugumo garantas. Nesvarbu, ar esate jaunas pradedantysis ar patyręs, naudokitės konsultanto pagalbą, naudokitės IKMES duomenimis. Mokslas ir patirtis konsultantų pagalba laukuose turi eiti išvien. Mes turime visus įrankius, kad šiame gausiame ūkio būryje ūkininkauti ne tik intensyviai, bet ir protingai, remdamiesi duomenimis, o ne noru. Mano kaip konsultanto tikslas tai sujungti informaciją iš laukų bei IKMES sistemos informacijos sluoksnius į pelningą ir tvarų sprendimą. Su IKMES mes nebespėjame, mes žinome, kurkime modernų rajono žemės ūkį kartu. Tai geros savaitės ir sėkmingų darbų laukuose.